Lietuvių liaudies pasaka Stalelis, avinėlis ir lazda. Kitą kartą gyveno senukas ir senutė. Jie turėjo 3 vaikelius. Senukai buvo labai neturtingi, dažnai pristigdavo net duonos pavalgyti. Vienas vaikelis prašė tėvo, kad leistų jį pas žmones tarnauti, duonelės pasiieškoti. Tėvas sako, eik. Vaikas ėjo, priėjo girią ir sutiko tokį senelį. Senelis klausė, kur eini, vaikeli? Einu pas žmones tarnauti, duonos savo ieškoti. Tai gerai, sako senelis, eik pas mane.